Sveiki, mano brangieji, ir čia vėl rubrika mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas ožiaragio ženklo atstovams gegužės mėnesiui. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, kreipkitės į mano tinklapį, galite užsakyti savo asmeninę prognozę. Tinklapis čia apačioj nurodytas, asktarot.lt, ten jūs galite rasti dėlionės suskirstytas į darbo, sveikatos, finansų, meilės ir žinoma bendros dėlionės metams į priekį. Tai yra iš visų gyvenimo sričių galite padaryti apžvalgą, kas jūsų laukia, kokie pagrindiniai įvykiai bus 12 mėnesių į priekį. Įsidedate dėlionę į krepšelį, jums elektroniniu paštu ateis mano sąskaita, reikės padaryti pavedimą į sąskaitą ir tuomet 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu prognozę video įrašų formatu, apie 30 minučių video įrašų ir turėsite savo asmeninę apžvalgą, savo asmeninį taroskopą. Arba jeigu turite kažkokių tai neišspręstų klausimų, rūpimų klausimų, kuriuos iki šiol negalite atrasti kažkokiu atsakymu, tai žinoma irgi rašykite, kreipkitės ir kartu mes pabandysime išsiaiškinti jūsų problemų šaknis ir rasti tinkamus sprendimus. Taip, pradedu nuo išprotėjusio Mėnulio taro kaladės. Kol aš maišau kortas, jūs irgi mintimis intenciją suformuluojate gauti šio video įrašo metu kažkokį savo tinkančią informaciją, atsakymą į savo kažkokią dilemą, problemą, rūpimą klausimą. Tai va, jeigu tik jau nebegausite tos informacijos, tai tuomet rašykite asmeniškai, bet paprastai irgi, kiek aš žinau iš savo patirties, ateina žmonėms ir jeigu jie tik tai suformuluoja intenciją ir video įrašų metu kažkokie naudingi patarimai ir naudinga informacija. Taip, tai tuo aš jums ir linkiu. Taip, ožiaragiai, traukiu kortas. Pirma korta velnias, antra korta imperatorius, ir trečia korta 5 lazdos. Žiūrėkit, velnias, velnias tai yra gundytojas ir velnias tai yra visos tokios aplinkybės fatalinės, kurios pakiša mum koją mūsų tam tikruose reikaluose ir tiksluose, ėjimo į tikslą, į tai, ko mes norime. Tai arba susidursite su velniška pagunda, nes sekanti korta yra imperatorius, o imperatorius tai yra, karalius imperatorius, tai yra labai toks charizmatiškas vyras užimantis tam tikras jau tokias valdymo pozicijos, vadovavimo pozicijos, tai yra geras organizatorius, tai yra vyras. Kartu su velniu, tai žinoma vyras manipuliatorius, tai gali būti ir vyras narcisas, tai yra žmogus, kuris žino pagrindinius žmogaus psichologijos principus, kaip manipuliuoti, kaip veikia visi principai, galbūt ir žino tas NLP technikas ir taip toliau, kaip paveikti žmogų. Tai va čia ta pagunda gali būti susijusi su bet ko. Moterims gali būti susijusi, vėlgi su žaidimu, jų jausmais, meilės srityje, su moterim yra lengviausia taip sužaisti. Nes, moteris yra moteris, visos mes pasiduodam, čia jau reikia tokios moters pradirbtos iš vidaus, kad nesuveiktų tos manipulacijos meilė, Ir tai yra, jeigu vyrams tai gali būti irgi susijęs su kažkokio darbo, karjera, investavimu, pinigų, uždirbimu, tai vėlgi galite pasiduoti kažkokiai velniškai pagundai, galbūt kažkokiu nelegaliu būdu užsidirbti, ten kažkokiai įsivelti vėl į kažkokią piramidę investavimo, nes tai gali būti pateikta, velnias labai suvinioja viską gražiai, idealiai, taigi ir jeigu tai yra padaryta profesionaliai, sužeidžiant mūsų norų, troškimų, jis pamato kiekvieno žmogaus ir supranta, nes labai gerai psichologija žino ir jeigu biški pabendrauja, pakomunikuoja, jisai jau žino, kas ko trokšta.
vienas trokšta didelių pinigų ir labai ieško ilgai galimybių, kaip užsidirbti, bando ir tą ir aną, ir va tada jisai va tą apčiopia ir ant to sugroja. Kitas, pavyzdžiui, nu ten vėlgi mūsų moteris ieško tos meilės, tos kažkokio, nu to jausmo, kad ją ten mylėtų, dievintų, rūpintųsi ir ten jai būtų, aš nežinau, kokias deferambas dainuotų, ne, apie meilę. Vėl tada, nu, ant to troškimo ir tai duoda, įvinioja būtent tai va tą norą ir troškimą, paduoda, pamaitina biški mūsų ego va šitais dalykais, ne, ir jau mes viskas ištirpame, išlėpėme ir jau mūsų budrumas visas kažkur dingo. Tai va, būkite atsargus, mano brangus ožiaragiai, tokia gali situacija jūsų gyvenimą ateiti. Taip, ir korta dar 5 lazdos, tai korta konfliktų ir korta tarpusavio varžymosi. Tai galbūt jums kažkam tai prasigros tai kaip darbinė situacija, kurioje jums reikės varžyti su kažkuo, nu, vat, konkuruoti labai stipriai ir vat, žmogus galbūt pasinaudos kažkokiais tai metodais negražiais, ne, nesąžiningais, kaip tas velnias, kuriam bus, nu, vat, velnias, taigi jisai, nu, bet kokius metodus naudoja, taigi jau ten nežiūri į moralinius principus ir įsitikinimus, ne, tai va čia galite ir susidurti su ta situacija, kad nebus žiūrima į kažkokius tai etinius ir moralinius principus ir bus siekiamas tikslas, tik tai, nu, vat, bet kuriais metodais, bet kuriais. Taip, rašom antrą kaladę, tai yra kvailio kaladė ir žiūrim toliau, kas jūsų laukia, ožiaragiai. Traukiu kortas. Vėl korta velnias. Nu žiūrėkit, nu jau čia aš profesionaliai jam duodu. Korta 8 pentakliai ir korta įsimylėjėliai. Taip, nu, žiūrim, nu, velnio jau nebetraktuosiu, tik pasakysiu, kai aš ištraukiu antrą kartą tą pačią kortą iš kitos kaladės, taip pat dvigubina tikimybę to įvykio. Tai vadinasi, nu, jau čia jums tikrai pavojus bus, velnias kojytę gali pakišti mėnesio pradžioj. Taip, toliau yra korta 8 pentakliai. 8 pentakliai tai darboholizmo korta, tai, nu, vat, tokios, vat, labai meistriškumo didelio korta. Tai tuomet, kai žmogus visą laiką tobulėja ir tobulėja savo srityje, profesinėje srityje. Tuomet, kai jisai visą laiką tobulina savo įgūdžius. Nu, pavyzdžiui, jūs ten kažkokią ten kirpimo meistrė ar ten plaukų priauginimo meistrė. Nu, vėlgi įmų moteriškas profesijas, nes tai yra lengviau. Tai jūs visą laiką tobulėjate. Jūs einate į vienus kursus, antrus, trečius, įgaunate tokį sertifikatą ten vienokiom kapsuliam priauginti, trečiokiam, penktokiam ir tokia technika yra anokia ir tokia. Tai va čia yra apie tai, kad jūs visą laiką tobulėjate ir dėl to, žinoma, pas jūs atsiranda geresnės pajamos, bet tai yra, nu, jūsų pastangų pasiekmė, pasiekoje, todėl kad jūs tampate vis geresnių profesionalų, vis geriau ir daugiau funkcijų darote ir atliekate ir va čia profesionalumo įsigijimo kortą, augimo ir augimo jūsų finansinio pajėgumo, tuomet, kai gerėja jūsų finansinė padėtis. Taip, ir dar viena korta, tai yra įsimylėjėliai. Nu, įsimylėjėliai, ne, iš vienos pusės viskas aišku iš kortos pavadinimo. Galimybė įsimylėti, galimybė meilę, surasti meilę, galimybė, nu, patirti kažkokį euforišką, romantinį, va, tos įsimylėjimo tą jaudulį. Iš kitos pusės tai yra, nu, ne tik ta aistra ir seksualinis potraukis kitam žmogui ir tas susižavėjimas ir vat, pajautimas, ne, to tokio vat, potraukio stipraus, bet čia yra dar ir pasirinkimo korta. Tai tuomet, kai žmogus stos prieš pasirinkimą ir jam reikės rinktis kažką tai, kažkokią iš 2 galimų variantų. Daryti pasirinkimą. Taip, video bus padalinta į 2 dalis. Tai jeigu čia yra pirma dalis ožiaragiai jūsų taroskopo ir bus antra dalis. Tai norint pratęsimo, žiūrėkite dar antrą dalį video.
čia yra taroskopo ožiaragiams pratęsimas, antra dalis. Ir korta įsimylėjėlė, ne? Mes kalbėjom apie tai, kad čia gali būti ir pasirinkimo korta, tai tuomet, kai ne tik kalba eis dėl pasirinkimo, dėl kažkokių tai santykių su žmogum, bet čia yra pasirinkimas, tas, kuris gali kažkiek tai, pakeisti jūsų gyvenimą, įnešti tuos pokyčius. Tai vėlgi pasuksite į dešinę, ar kai atidarysite vienas duris ar kitas duris. Tai va čia bus irgi tokia tendencija, to aš pasižiūrėsiu sekančioj kaladėj, su kuo tai gali būti susiję, imu šviesaus pranašo kaladę dabar, su kuo gali būti susijęs tas pasirinkimas, nes kažkam tai prasigros kaip įsimylėjimas, susižavėjimas, kažkokios labai stiprios seksualinės aistros pajūtimas kitam žmogui. Galbūt netgi, jau įėjimas į tą santykį intimų seksualinį įstringą, o kažkam tai prasigros kaip būtent stojimas tam tikroj kryžkeliai ir darimas savo gyvenime svarbaus pasirinkimo. Taip, su kuo susijęs bus pasirinkimas ožiaragiams. Taip, korta 6 kardai ir korta 5 taurės. Taip, žiūrėkit, 6 kardai tai yra plaukimas prie kito kranto. Tai ką aš jums ir paminėjau, tai yra tokia giluminė šitos kortos prasmė, tai yra gilūs pokyčiai gyvenime ir svarbus. Ką reiškia plaukimas prie kito kranto, ne? Jūs vienam esate krante ir ilgą laiką jame buvote ir dabar nusprendžiate įsėsti į valtį ir perplaukti į kitą krantą ar leistis į kažkokią kelionę, kur jūs net galbūt jūs ir nežinote, prie kokio kranto jūs plauksite. Jūs norite ne į kitą, o jūs norite plaukti dar kažkur tai toliau. Tai čia yra susiję bus jūsų pasirinkimas galbūt su galimybė persikelti, vėlgi pakeisti gyvenamąjį būstą, galbūt spręsite, kad reikia iš miesto keltis į gamtą, nes dabar daug labai tai ir daro. Galbūt atvirkščiai, galbūt jau pagyvenote gamtoje ir gyvenote daug ir dabar jau norite grįžti į miestą. Galbūt keisite vieną miestą į kitą, galbūt jūs gyvenate didmiestyje, norėsite mažo miestuko, dabar kažkokio. Galbūt tai bus netgi susijęs su šalies mastu, plaukimas prie kito kranto, tai tas maštabas, mastelis tas, tai viskas priklauso tik tai nuo jūsų, kokiu mastu jūs pasirinksite tą pokytį. Ar tik tai pokytis persikelimo iš vieno būsto gyvenamo į kito, arba iš vienos šalies į kitą. Tai tokius sprendimus jums teks priiminėti, mano brangus ožiaragiai, gegužės mėnesį. Taip, taipogi iškrenta korta 5 taurės ir magas. Tai yra nusivylimai susijęs su nauja veikla arba naujų darbų. Tai vėlgi, mano brangieji, kas pradėjo arba naują veiklą, arba perėjo dirbti naują darbą, gali susidurti su pirmais nusivylimais. Dėl ko tie nusivylimai, aš nenustoju to kartoti, nes ir pati save įtikinu, kai tai kartoju. Dėl to, kad mes kaip visada protus sukūrėme savo lūkesčius. Ko mes tikimės iš to darbo, iš to santykio, iš tos veiklos, kokias turi būti santykis su kitu žmogum, kito žmogaus veiksmas, atsinešimas, ką turi padaryti, pasakyti mums, kaip turi viskas vykti. Tai dėl to yra nusivylimai. Pavyzdžiui, visoje rytų filosofijai nėra tokio aiškaus plano kūrimo ir lūkesčio. Jie moka tiesiog to, kad reikia neformuoti, nes tai protas formuoja, o pasikliauti daugiau vedimų, tuo dievų, visatą ir pakliuvote į naują darbą, į naują santykį ir nekurti visko iki ten smulkmenų, o duoti tiesiog viskam būti ir žinoma, kažkiek to lūkesčio turi būti,
kad ten santykis, pavyzdžiui, nuves prie rimto santykio, prie ilgalaikio santykio, bet ne iki smulkmenų, kada, ką jis turi man padaryti. Vat praėjo savaitę, jau turėtų, aš nežinau, ten padovanoti tą ir tą, pasakyti tą ir tą, pasikviesti ten, vat jau pusę metų susitikinėjom, jau galėtų ir pasipiršti, ne? Nu, bet aš čia tokius imu paprastus, tokius primityvius pavyzdžius, bet, nu, kad būtų aiškiau. Tai va čia, kad neturėti tų nepateisintų lūkesčių, o vis tiek, nu, va, sakau, jeigu kažkas tai kažką naujo pradėjo ar perėjo kažkur dirbti, naujas funkcijos, naujos pareigos, naujas darbas, naujas ten, nežinau, skyrius, tai galite biški nusivilti. Tai vėlgi čia yra tokia būsena, nesiriškite prie jos. Šiandien galite būti nusivylę, rytoj bus kita diena, jau būsite pakilėti ir kažkoks įvyks įvykis, kas vėlgi, nu, visada minusas eina į pliusą ir maždaug neutralizuojasi, išeina į nulį. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę, tai yra auksinio meno taro. Ir žiūrim, mano brangus ožiaragiai, auksinio meno taro kaladė, ką parodys, kokia bus jūsų mėnesio pabaiga. Traukiu kortas. 4 taurės. 7 taurės ir kardų riteris. Nu, 4 taurės, tai vėlgi, vat, galimybė rinktis, kažkoks tai šansas. Nu, vat, turimas pasirinkimas ir, vat, iš tų 4 taurių reikia išsirinkti vieną, bet, nu, kaip išsirinkti. Čia, mato, čia jau jinai paduota jum. Jinai jau paduota, jau iš ranka yra su taurė jum pasiūloma. Bet jūs kažkodėl nenorite to, ką jums siūloma. Nenorėsite, suprantat? Jūs vat nusisukote ir nenorite imti. Jum tai, ką jums pasiūlys, jum tai neįdomu, jum tai atrodo neperspektyvu, jum tai nepatinka ir taip toliau. Tai čia yra kalba būtent apie tai, mano brangus ožiaragiai, kad vis dėlto kažkokį turėsite šansą, kažkokį pasiūlymą, kažką tai jums siūlys gyvenimas, visata, ne? Bet jums tai atrodys netinkamas, nepriimtinas, nepatinkantis ir jūs galite tiesiog atsisakyti to ir nepriimti dėl to, kad jūsų šiuo metu toks yra suvokimas, toks yra, neatitinka jūsų kažkokių tai troškimų, norų ir suvokimo ir galite nepamatyti už to šanso stovinčios galimybės. Taip, ir korta yra 7 taurės, tai vėlgi korta išėjimo į kažkokias iliuzijas. Išėjimo į iliuzijas. Tai tuomet, kai yra pavojus atitrūkti nuo tikrovės ir nuplaukti į savo iliuzijų ir fantazijų pasaulį. Tai, taip sakant, statyti oro pilis. Tai va čia vėlgi, kas liečia tą šansą, kad gali būti būtent dėl to, kad jūs savo įsivaizdavote, ne, pripešėte per daug tokį paveikslą, kuriuo jūs tikite ir kuriuo norite jo pasiekti ir vat gali dėl to jums tas šansas pasirodyti, kad tai ne jūsų ir jums neduos neduos pasiekti to, ko jūs savo ten prigalvojate. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes, jeigu turite aišku kažkokį suvokimą, ko jūs norite, savo kažkokio geresnio gyvenimo, ar ko jūs nusipelnėte, tai, irgi gerai to siekti. Iš kitos pusės kartais tai būna, kad žmogus per daug išeina, kaip aš sakau, į fantazijų, iliuzijų pasaulį ir tai trūksta nuo tikrovės ir paskui pasigaili, kad prarado tą šansą. Bet vėlgi, mano brangieji, čia yra visada mūsų pasirinkimas ir suvokimas tam tikrų periodų. Viskas, kas daroma į gerą. Vadinasi, dar nelaikas būtų pamatyti ten kažko stovinčio gilesnio už to šanso. Vadinasi, tai ne jūsų, vadinasi, tai kažką tai suvoksite kitaip, kitų metų, vėliau ir taip toliau. Tai va, mano brangus ožiaragiai, linkiu jums nenuplaukti per daug į iliuzijas, bet žinoma ir svajoti ir nenustoti svajoti ir svajonės pildosi ir tegu būna taip, tebūnie. Nuostabaus jums mėnesio.